Grįžtam prie Subalador exterior varianto, fasadinio varianto. Tai yra specifinis 1400 gruntas, tai tiesiog jis dar yra daromas pagal spalvą. Tai pagal katalogą, būtent grinai pagal šitą katalogą. Balto grunto nededam iš esmės, nes jis gali persišviesti. Įdomesnė dalis ta, kad pigmento, pavyzdžiui, gali dėtis į gruntą kokius 2-3 sykis daugiau negu patį dažą. Tiesiog, kad jis padengtų tą visą sluoksnį. Uždėjimas paprastas, tai kaip ir minėjau, ant lygesnio fasado tekstūra gausis daug gražesnė. Daromas dažniausiai daro didesnius plotus su didesniais šepečiais, storesniais šepečiais. Mažiukas, aš turiu mažiukus, bet didesnį plotą greičiau daryti su didesniais šepečiais. Kurie daro ir su šluotom didesniem, stambesniem, vėlgi atitaiko pagal savo situaciją, kad greičiau būtų objektas padarytas. Yra Subaladoras vidaus darbam, šitas yra grinai fasadinis. Aišku, galima ir viduj pagal tekstūrą, jeigu kažkam įdomu. Tai uždėjimas paprastas. Stengiamės visomis kryptimis padaryti, kad kuo mažiau šmorų matytus būtent nuo teptuko. Tai vėlgi sakau, nuo šepečio labai priklauso, kaip bus padaryta. Padarysiu pusę, po to jums duosiu. Ateiti uždėti ir viskas, ar dar grįžti paskui? Ne, viskas, nebegrįžti. Gali praeiti su sausu šepečiu, pradžiūvus kažkiek. Pusį valandą dar praeiti su sausu šepečiu, tai dar šiek tiek gal to šmorus padengti, nes kartais vis tiek matosi kažkiek. Bet faktiškai paprastai pepas. Taip, palakai. 2 plokštės turim, tai. Ir tada į kitą pusę. Čia gal. O tai čia gaunas vieną pusę, bandyk pakeisti kryptį. Galima daryti ir su tokiais. Lyginant su Subaladoru, su kažkuo, tai ne. Aš įsivaizduoju, Paprašiau jis šitą uždėti, nes stambesnio grūdo. Subaladorą reikia daug stamdyti su ranka ir tiesiog didesnę kvadratūrą pavargsti. Tai dabar turim viešbutį, darom Subaladoru Klaipėdai. Tai kada pasibaigs ten apie 1000 kvadratų kažkur su Subaladoru. Tai vat reikės kažkada nuvažiuoti pasižiūrėti, kaip jis ten atrodo. Galima purkšti aparatais vėlgi. Tai tiesiog aš praktiškai tokių nebandžiau. Nu jo, gali skirtis efektas. Su voleliu, pavyzdžiui, ten, trumpo plauko. Galima šitą ir su voliuku, pavyzdžiui, galima ir su voliuku, jo. Su kočiuosi, man atrodo. Galima ir su voliuku, galim pabandyti. Matai, turi kokį voliuką? Na, ir jie pasinaikino. Ir pasinaikino, bet gal šiek tiek. Tokį, žinai, galima prabraukti, bet iš esmės jis toks gyvesnis tam.